Sveiki vaikai, kadangi olimpinis mėnuo, šiandien aš jums pagaminsiu, tiksliau ne aš, o Ieva. Labas, Ieva. Labas. Ieva pagamins labai skanų varškės apkepą. Kadangi esu kulinarinių laidų vedėjas ir autorius, Ievai parodysiu, kaip paprastai jūs namuose galėsite pasigaminti šį apkepą. Ieva, papasakok ką nors apie save, nes tikrai aš manau, kad vaikai žinot. Sveiki visi vaikai, esu Ieva Serapinaitė, šiuolaikinės penkiakovės sportininkė. Dalyvavau Rio olimpinėse žaidynėse ir taip pat esu ir Europos čempionė. Tai šiandien mes kartu pagaminsim čempionų varškės apkepą. Taip, kurios galėsite pasiruošti patys namie. Gerai, ką mums reikės? Ir mums reikės kiaušinių. Tai pirmiausia, Ieva, ką paprašysiu, tai į dubenį reikia mušti kiaušinį ir atskirti kiaušinį trynių nuo baltymų. Tai baltymai čia, tryniai čia. Tam, kad varškės apkepas būtų labai purus, mums reikia atskirti juos ir išplakti atskirai. Todėl labai daug į vidų mes įpinsim, sakysim, įpūsim oro, kuris ir padarys apkepą labai purų. O kadangi naudosime varškę, Ieva, tu turbūt, kadangi kaip sportininkė, visiems vaikams gali pasakyti, kodėl varškė tokia naudinga dėl savo baltymų būtent ir tu, aš įsivaizduoju, labai dažnai valgai turbūt varškę. Taip, turbūt varškė ir šiai baltymai yra pagrindinė mūsų sportininkų statybinė medžiaga, kuri padeda mums greičiau po fizinio krūvio atsigauti, šiaip raumenų visai masiai didinti, tai tikrai sportininkai vartoja ir tai yra vienas iš pagrindinių patiekalų, ką mes valgom. Taip. Bet kartais žinau, kad jūs mėgstate simuliuoti ir tiesiog varškę valgot, bet kad būtų skaniau, mes kartais nuo karto galim pasivelepinti būtent šito varškės apkepą. Pasūdom. Taip. Nesvarbu, ką gaminat, šiek tiek druskos visą laiką reikia, nes tada subalansuoja skonį. Ir dabar turiu štai mikserį, tau su mikseriu. Pirmiausia, ką reikia plakti, tai plakite pirmą baltymą, o po to trynį. Todėl, kad jeigu išplaksite pirmą trynį ir po to dėsite baltymą, tai nesusiplaks. Dabar beriu cukraus, čia iš esmės 4 porcijos darysim, tai kokie 2 šaukštai cukraus. Nes cukrus mes žinome, kad tikrai ne tas produktas, kurio reikėtų naudoti daug, bet kad tas apkepas būtų tirštesnis ir toks standesnis, tai mes čia įdėsime cukraus. Nu viskas, dabar žinai, kaip patikrinti, ar gerai išplakiai. Taip. Jeigu ant savęs laikote ir neiškrenta, bet po truputį stenkitės patikrinkite, jeigu viskas viskas. Jau labai dabar jau čiuožia, bet vis tiek labai gerai padarys savo darbą, vadinasi, kiekvienas iš jūsų lygiai taip pat gali padaryti. Dabar į trynių masę aš dedu varškę, kuri yra sutrinta, ir maskarponės kremą, toks pakankamai riebus, bet riebalų mums irgi reikia. Taip. Ir dabar gali irgi dabar toliau pratęsti. Likusi šaukštą cukraus. Ir tada. Jeigu matot, kad prie kraštų limpa, tai tiesiog arba su šaukštu, arba su mentele. Taip, tada sviestą. Išlydom sviestą ir dedu sviestą. Supilu. Tada beriu migdolų miltus, arba galite patys sutrinti migdolus. Ir, kaip sakiau, šitas apkepas yra be miltų, todėl kad daug miltų naudoti irgi savo virtuvėje nelabai yra gerai. Tai todėl paprastus miltus keičia migdolų miltais, tam, kad toks būtų standesnis mūsų apkepas. Ir dar naudosime tokius stebuklingus pudingo miltelius. Dažniausiai jie naudojame, jeigu ruošiant kažkokį desertą, bet mes juos įdėsime, kurie irgi padės šitam varškės apkepui taip nesubliukšti ir kad jis būtų ir išliktų purus. Sveikas, labai baltyminis bus patiekalas. Arba po treniruotės. Dar geriausia, kad valgytumėt po treniruotės. Gerai, viskas galim sustabdyti. Tai matėt, viską beveik jau padarėm. Dabar paskutinis dalykas, tau reikia tą visą baltymų masę įdėti čia ir po truputį lengvai taip išmaišyti. Kodėl po truputį? Todėl, kad jeigu maišysite labai
greitai ir labai staigiais judesiais tas baltymas vėl nuslūgs. O jeigu jis nuslūgs, vadinasi, mūsų varškės apkepas nebus toks purus. Tai tiesiog aš parodysiu. O taip jėmi iš apačios ir dedi į viršų. Taip lengvai iš apačios į viršų. Iš apačios į viršų, iš apačios į viršų. Nu, bandau. Tam, kad vientisai mes jį taip gražiai maišom ir tas visa varškės masė tokia kaip debesėlis bus. Jau skanu, man atrodo, jau skanu, jau norėčiau paragauti. Tuo metu, kol tu tai darai, aš galiu paruošti mūsų podelius. Čia turiu specialius podelius, kuriuos galima kepti orkaitėje, dėti į orkaitę. Jeigu tokių neturit, galite pasinaudoti kažkokias kepimo formelės, galite silikoninės naudoti, galite keramikinės ar stiklinės. Dabar paimsiu teptuką. Ir tiesiog arba su sviestu va taip visą tą formelę ištepu, arba, ką mes šiuolaikiniai virtuviai turim, tai būna purškiamas aliejus. Purškiamo aliejus tiesiog papurškiam ir tada mūsų formelė neprisvils. Tai taip, reikia pažiūrėti, kaip, kad jie visi tilptų gerai. Taip. Reikės paskaičiuoti, kiek vienoj porcijai yra baltymų. Bet čia tikrai daug, nes ir kiaušiniai, ir varškė, ir kita varškė. Ir dabar paskutinis akcentas, dar galime suberti va šitą rūpę varškę. Man rūpi varškė patinka čia, todėl kad tie varškės jaučiasi gumaliukai. Bet kas nemėgsta, pavyzdžiui, rūpios, kad pajausti, nenori tokios vientisesnės masės, tada gali šitos varškės tada nedėti irgi. Įmaišom taip atsargiai. Ir dabar dėl uogų. Mes turime šį kartą avietės, bet galite čia naudoti ir šilauoges, galite dėti ir braškės, galite ir naudoti šaldytas uogas, tik tai, kad šildysite, kad jos nebūtų labai vandeningos. Galite pjaustyti mango gabaliukų. Tiesiog taip. Nu ir dabar aš paskirstau. Tai tiesiog va į šitą formą dedu pusę masės, tada barstysime avietėmis. Taip, ir dabar Ieva, tu uogų gali va taip pakaišyti kokias 4-5. Svarbu, kad prie krašto labai nedėtum. Viduriuką, ne? Labiau viduriuką, jo. Tarsi toks sluoksnis 5 uogos. Tada vėl uždėsime mūsų apkepo masės ir tada vėl įdėsime uogų. Šiek tiek, kad jeigu norite ir tas mūsų apkepas dar iškils, tai neužpildykite viso podelio, arba jeigu visą formą turite, tai turėkite omeny, kad tik tai palikite 1/3, nes jis dar turės pakilti. Dar labai svarbus momentas, visą laiką virtuvėje turėti popieriaus arba su kuo reikia apvalyti, tai jeigu matote kraštai, nes vienas iš svarbesnių virtuvėje dalykų - palaikyti nuolatos tvarką. Taip. Nes bus laimingi ir tėveliai, ir seneliai, ir jūs patys. Šaunuoliai. Taip. Tai dabar paskutinius akcentus jau sudedam, tai tiesiog va taip kažkokiu. Irgi spaudžiam, ne? Spaudžiam truputį jo. Tikrai labai gardžiai atrodo. Ir labai paprasta. Nes... Ir vaikams tikrai patiks. Ir labai skanu, kad nereikia pjaustyti, nes šitą varškės apkepą jūs galite valgyti tiesiog su šaukštu. Ir skanus, ir šiltas, ir šaltas. Viskas. Dabar beliko visą šitą dalyką įdėti į orkaitę. Dėsime į 155 laipsnių kaitintą orkaitę su karšto oro apipūtimo funkcija ir kepsime kažkur apie 30-40 minučių. Pamatysite, kaip pakils. Po to galima bus su mediniu iešmuku patikrinti, ar jau iškepta. Šaunam. Tai duodu tau. Nu va, žiūrėk, kokia šventė. Kaip gražiai atrodo. Ir paskutinis akcentas, ką mes galime dar ant viršaus, galime dėti uogų, galime valgyti su jogurtu arba grietinę ir ant viršaus šiek tiek cukraus miltelių, nes jeigu aš stengiuosi cukraus dėti nedaug, kaip matei, į vidų, jeigu jūs norite daugiau cukraus, tai vos jūs galite ant viršaus barstyti ir tokiu būdu jūs suvalgysite mažiau, būtent todėl, kad čia yra visas cukrus išpurentas ir jo tikrai labai nedaug papuošimui mums reikės, bet tikrai tą sniego šiek tiek. Ieva, ar gaminsi, pažadė?
Pažadu. Duok 5. Gerai. Pažadu savo pasigaminti. Gerai, pasigamink savo, o jūs mažieji mūsų bičiuliai būtinai irgi pasigaminkit ir pamatysite, kaip lengva ir skanu varškės apkepas. Ir dar sveikas. Nepamirškim, kad reikia sveikai. Sveikas.